atsidurti rojui. Miestas pilnas tokių herojų, Bet be jų nebūtų tokio linksmo rytojaus. miestas pilnas tokių herojų, Kurie apsaugos nuo pavojaus atsidurti rojui. miestas pilnas tokių herojų. Bet be jų nebūtų tokio linksmo rytojaus. Iki vieno daržo lysvėje kopūstų aš buvau surastas, pamestas kažkokio trenkto gandro. Galbūt tai eilinė kožno prieteliaus istorija, jeigu ne tas faktas apie mano supergalę, kuri visai netyčia kaip kečiupas ant piršto ištiško, kai tėvo garažėlį dėžę su dažais išmėčiau. Būtumėt jūs matę, kaip flakonėlių daktys tarė, nagi ėmė sprogdinti miestą. Nagi, kasgi man beliko, prigrebiau kelias spalvas ir pirmyn link centro, ten piešiau taškus, kraštus, kampus, natas. Bet kai tapyba baigėsi, žiūriu, kad gavos valas, kad tave kur galas, ta hormonų aura, bet žiūriu šitaip dar smagiau išreikšti savo būdą. Tad kai būda patyręs dvasios nubudimą, ta proga ištepliojau visą Gedimino bokštą. Sutikau ne vieną pulką savo pasekėjų, sekė ypač tie, kur ant pečių sekėjo. Dėjau antrankius ir vedėsi mane į sklepą. Gerai, kad giminės geri sumokėjo baudą. Traukė jie ne vienas ik mane iš tos belangės, kol kantrybė baigės ir pasakė vaikę, susirask į kokį darbą ar stok į teisę, tengi babkės tokios eina kaip priklauso. Gal visai ir nieko planas, tad susimatom po dekados. Miestas pilnas tokių herojų, Kurie apsaugos nuo pavojaus atsidurti rojui. miestas pilnas tokių herojų, Bet be jų nebūtų tokio linksmo rytojaus. miestas pilnas tokių herojų, Kurie apsaugos nuo pavojaus atsidurti rojui. miestas pilnas tokių herojų. Bet be jų nebūtų tokio linksmo rytojaus. Baigiau univerą, iškart po blatų valstybės pareigūno karjerą, plafonai dažų, sukrauti į dėžę, nerodyt juos saugo tarnautojo kėdę. Dabar spaudžiu ranką valstybės pareigūnams, kai reikia padlaižiauju jų storoms rūroms. Darbas sekasi visai neblogai, kartais iš šono ateina lengvi pinigai, nors ir legaliai uždirbu visai gerai, bet tik nemaišo papildomi ir tu tai žinai. Žinoma, žinau. Dabar generuoju idėją tokią, kaip padaryti miestą švarų. Ok, žinai, kai nori kilti karjeroje aukščiau, turi kovot su tais, kurie visuomeniai priešai pirmiau. Aš tai padariau, sukūriau planą, kaip išvaikyti tos, kurie ant sienų piešia valą. Uždarysiu tuos, kurie dergia Gedimino bokštą, padarysiu pokštą, paskelbsiu jų paiešką. Gavau finansavimą, pristačiau kamerų, atnaujinau kontaktus, su kuriais bibis vadinom tagu. Sveikas, kaip tu gyveni ar dar paišai? Kad jau nelabai paišau. Ragelyje tyla, kiti kontaktai lūženėjo, kai sustoju, truputį pagalvoju, ar nesu pačiu savimi kovojau. Pareigūne, nusiim kaukę, ne prieš tos kovojai, vidinis balsas šaukia. Miestas pilnas tokių herojų, kurie apsaugos nuo pavojaus atsidurti rojui. Miestas pilnas tokių herojų, bet be jų nebūtų tokio linksmo rytojaus. Miestas, Miestas pilnas tokių herojų, kaip iššventinti tave herojus. Miestas tokių pilnas herojų, kaip mes jų banų herojų. Anonistų, mazochistų, pedofilų ir visokių gnydų.